Manau, kad tos energijos ten prisigeneruot galim labai daug, bet o kam ją taškyti? Turėdama viską, tuo momentu vis tiek nesijaučiau viduj pilna ir tada atvažiavau į šalį, kurioje žmonės neturi nieko, bet jie viduj turi, atrodo, žymiai daugiau užsipildymo, vidinio kažkokio šilumos. Tai atėjo, žinai, ir toks supratimas, kad aš nieko neišmokysiu, nieks nieko manęs neišmokys. Aš tik pati save galiu išmokyti, kitas žmogus irgi gali save išmokyti, žinai, dalykų, empatijos, suvokimo apie pasaulį, matymo, rinkimuose, ramybės, grožio ir visa kita. Šiandien kalbėsimės ne apie tai, kas matosi, o apie tai, kas lieka, kai dingsta vaidmenys. Kai baimė nebėra priešas, o tampa ženklu. Kai muzika neskamba garsiai, bet iš tiesų keičia būseną. Šiame pokalbyje bus daug informacijos apie energiją, kuri transformuoja, apie komentarą tau lengva ir ką jisai iš tikrųjų paliečia, apie ribas, kurias kartais slepiame po akiniais nuo saulės ir apie švelnią, bet drąsią tiesą artimiausiams. Čia nereikia nieko įrodyti, čia galima tiesiog būti. Nothing New podcastas ir pokalbis su Monika Linkyte. Bet o tai mokykloje būdavo nedrąsu būti ant scenos? Ne, aš šiaip nesu žmogus, kuris man labai... kad tu rašai, atsimeni, kad tu sakai, varom į tą rūbų pristatymą ir aš tokia, never, ever in my life. Tiesiog... Nes aš tai šiaip nustebau, nes atrodo, labiau galvoju, gal ne tavo dalykas iš tos pusės, kad labai toli nuo muzikos. Negu, žinai, kad mados pasaulyje truputį kitų ampluą išeiti. Ne, aš į mišką noriu. Mišką arba tiesiog, savo ratę būtų. Ne. Turi galvoje tokio, kad neišsidalint? Ne, tiesiog aš neturiu poreikio. Gal tiesiog, kai aš gaunu tą dėmesį pakankamai, tai man toks, kur dar papildomai ten eit ir jo gaut. Gana. Kaip į Akropolį kokį. Tiesiog per prievartą nebent. Kai labai reikia. Jo, ribos man tai kažkaip tas visas madų šou, tas fashion šou labiau, žinai, asociavus gal sako moteriškumo emphasizinimo. Tai. Bet iš kitos pusės, kiek esu susidūrus, nes kelius kartus teko, tai buvo, žinai, kas, waste of time. Realiai, tu visą dieną praleidus tom jaunom merginom, repetuoji, ten viską darai. Tai čia, žinai, gal bus šiek tiek kitaip su Sandra. Plus vis tiek draugė, tai dar iš to. Jo, tai man atrodo, žinai, yra kontekstas kažkoks, kai tu tiesiog eini palaikyti savo draugę ir žinai, kad ten tavo buvimas vienokio ar kitokio, ten kažkokia vienokia ar kitokia forma gali, žinai, padėti tam žmogui, tai faina, bet kadangi, žinai, neturiu kažkokio artimo ryšį su žmogum, tai man jau toks per toli ieškoti ten kažkokių pliusų, kurie būtų daugiau negu, žinai, tai, kas man kažkaip sugrįžto, man, ten, žinai, dabar iš vis gal net ne tai smarkiai galvoju. Bet iš esmės toks jausmas, kad labai saugai savo energiją tuo, ne? Jo. Nėra to, kad, žinai, kiekviena proga būti scenoje ar būti kadre. Tai nes anksčiau nesaugodavau, tai tiesiog aš suprantu, kad, manau, kad tos energijos ten prisigeneruot galim labai daug, bet o kam ją taškyti? Kam ją taškyti nekokybiškai? Man gal tiesiog atėjo toks darbas, kai aš kažkaip galvoju, nežinau, ten noriu parašyti albumą, tai aš turiu kažkaip jį prioritizuoti. Ir tada ar, ten rinktis kažkokius ABC dalykus, ar eiti studiją. Tai va. Tai tiesiog, žinai, kur tai blokais pradedi dėlioti kažkaip tą dieną. Nežinau, kad aš galiu varyti ten iki dugno, bet kas iš to? Bet nėra taip, kad visas gyvenimas apsiriboja tik varimu į studiją ir buvimu namuose. Ne. Nėra tokio kraštutinumo, ne, kad aš dabar užsidarysiu už 4 sienų ir savo flow kūrybinį. Ta prasme, irgi labai nuo konteksto priklauso. Jeigu ten aš turiu 2 savaitės, per kurias reikia parašyti muziką, tai faktas, kad aš nelabai daugiau kažką į dieną įdėsiu. Bet aš nejaučiu tokio kažkokio užsidarimų. O kiek realu muzikos parašyti per 2 savaitės? Dainų, pavyzdžiui, kiekio, kad žmogus galėtų... O Jėzau. 20, 200? 200 tai ne, bet tokių idėjų
Nu gerai, jeigu į studiją atvarai ten 11 ir išeini kokią 6, nu kokias 3 idėjas gali užsirašyti per dieną, nu tai 3 kart 14, 21. 21 diena realu. 3 kart Bet o 14. idėjos tai čia yra, kad labiau melodija pirmiau ar žodžiai gimsta? Šiaip 3 kart 14 tikrai ne 21. Tiesiog 3 kart 14, 28 plus dar 14. 38, Kem 2, tai jo. kem 2 dainos. Nu, tokias idėjas, žinai, tai ne full kažkokias. Bet kas tai yra kažkokia melodija? Melodija ir kokie nors ten lyriksai, bet tokie, žinai, raw. Ir iš tų visų idėjų tada atsirinki kažką, ką užrašyti. O kaip tada išbaigiama daina, jeigu yra pradinė melodija, kažkoks tekstas, tada kitas žmogus tai perima, ar tu pati sėdi prie kūrinio ir galvoji, gerai, kur čia ką pridėti, kad jis jau taptų išbaigtas? Labai individualiai irgi. Kartais aš tiesiog viena pati ten atsisėdu ir tada namuose susitvarkau viską, parašau ten posmelius, priedainius ir taip toliau. Kartais net pati ten susiprodusuoju dabar, kai jau biškį pramokau. Nu, bent jau kažkokį skečą tokį, žinai, susidedu. Taip. Bet kartais tai tiesiog, kai kartu su tuo, su kuo rašai, irgi damušiniai taip iki galo. O pati komanda, kaip atsirenki žmonės į komandą, kuriant muziką? Dabar tai tiesiog leidau visiems ateiti ir pagal tokį pojūtį. Anksčiau kažkaip labai forcefully bandydavau surasti juos ir tokia, man patinka šitą žmogaus muzika, tai reiškia, kad mes turim parašyti kažką kartu. O dabar, nu, bet aišku, žinai, man tokia visai prabanga, kai aš tiesiog turiu komandą ten Los Andžele ir kur man mergos tiesiog siunčia žmonių vardus ir pavardės ir ten jų Spotify'aus playlistą ir paklausyk, ar tau patinka, ar nori. Nori, gerai, tada suderinsim tau songwriting session. Kaip realiai tokia pagalba kūrybai pačiai. Tai. Bet tuo pačiu tai labai yra kažkaip faina, nes mano ta komanda, jinai labai iš karto pagavo, apie ką aš esu kaip žmogus. Tai visos dabar songwriterės, nes daugiausiai buvo songwriteris, su kuriam rašėm, tai jos tokios apie ten kažkokią gamtą, spirituality, all of the jam, ką aš pati labai mėgstu ir tada tiesiog, nu, labai lengva susikalbėti tada su tai žmonėm, nes tu jauti, kad tavo energija atitinka to žmogus energiją ir... Visiškai sudara. Tai apie Los Andželą dar aš truputį vėliau paklausinėsiu, bet man atrodo, kas kart vykstant gyvenime dideliems pokyčiams, visų pirma, didžiausias pokytis įvyksta viduje. Ir nuo to, kokia tavo buvo muzika ir į ką transformuojasi, ambicijos, kokios, tarkim, buvo galbūt mažesniai šalyje, kuriant ir gyvenant, į tai, kaip transformuojasi tarptautinį lygį. Taip trumpai perbėgant galėtum taip įvardintis didžiausią pokytį savyje kaip asmenybėje arba situaciją, kuri pakeitė tavo norą būti, tarkime, iš mažos šalies į tokią plačią visumą, skleisti tos sparnus ir būti talentu, tuo, kuris su savo muzika, savo žodžiais, savo skambesiu daug daugiau širdžių pasiekia, negu, tarkim, apsiribojant vienoje šalyje. Gal, žinai, šitą galėsiu atsakyti, kai tikrai pasieksiu šitą dalyką, bet ta ambicija visai ne iš to kampo, kad kažkur išvažiuoju dabar, man būtinai reikia ir išsikraustyti ir kad sieksiu čia dabar pasaulinės šlovės. Man atrodo, kad mano gyvenime taip susidėliojo kažkokie kertiniai momentai, kurie mane viduje labai keitė. Vienas iš tų momentų buvo Nepalas, kai aš išvažiavau ten savanoriauti, kai tiesiog gal turėdama viską tuo momentu vis tiek nesijaučiau viduje pilna ir tada atvažiavau į šalį, kurioje žmonės neturi nieko, bet jie viduje turi, atrodo, žymiai daugiau išsipildymo, tokio vidinio kažkokio šilumos ir tada jie dalinas tą šilumą taip neskaičiuodami ir aš galvoju, tai kur aš kažką praleidau šitam gyvenime. Ir iš jų, man atrodo, daug išmokau to tokio besąlygiškumo kažkokio, kurio tikriausiai ir dabar tebesimokau, ne tikriausiai, bet taip tikrai yra. Nes toj visuomeniai, kurioje mes gyvenam, tam tokiam buvime vis tiek vakarų pasaulio dalimi, tai
to besąlygiškumo, man atrodo, mes labai mokomės. Tai čia, sakyčiau, toks vienas momentas, kuris mane labai labai supurtė. Tada grįžau į savo visą tokį karjeros burbulą, po šiokios tokios pertraukos ir tada išsikėliau savo tam tikrų tikslų. Vienas iš tų tikslų buvo Eurovizija 23 metų ir irgi ten norėjau didelių dalykų. Ir pasiekiai. Ir pasiekiau juos. Ir pasiekiau, bet vis tiek siekdama kažkur nulūžo mano tas ėjimas per švelnumą kažkokį, per tokį besąlygiškumą, per buvimą dėl kūrybos, visų pirma, ne dėl nieko kito. Ir aš manau, kad aš tiesiog tuo momentu irgi tiesiog nebuvau tiek sąmoninga, kad suprasčiau, kas su manim dedas ir kodėl aš siekiu vienaip ar kitaip tų tikslų. O kaip tu pagavai save, kas buvo tas nulūžimas? Tiesiog nebejauti laimės muzikos pasaulyje būdama tuo metu? Nes aš tiesiog grįžau iš Eurovizijos, buvau ant tiek pervargus, kad man atrodė, kad aš labai noriu dainuoti, bet aš labai nenoriu dainuoti. Ir aš tiesiog atsimenu pirmą kartą gyvenime, turėjau momentą, buvo ten birželio, nežinau, gal 1-2 diena, buvo vasaros terasai mano koncertas po Eurovizijos ir aš galvoju, bet gal reikia atšaukti. Taip, net buvo, ne, kad tokios. Nes aš tiesiog, mano nervų sistema ant tiek buvo išsidirginus, buvo tokia overstimulated. Kažkaip, tiesiog buvo per mažai pagalbos rankų tuo momentu. Aš turėjau tada... Emocinės pagalbos turi, galvoju. Emocinės ir ten darbo prasme ir taip toliau. Tiesiog ant tiek buvom nesusidirbę su ta komanda. Ten turėjau vieną tikrai mergaitę, kuri labai smarkiai visada bandė padėti taip, kaip jinai sugebėjo ir mokėjo. Ir tai buvo tikrai didžiulė kažkokia pagalba, bet iš esmės su mano tikslais ir lūkesčiais ten krešas visiškas. Ir tada ir mano viduj krešas, nes aš tada galvoju, gerai, tie žmonės man nepadeda dėl to, kad jie orientuoti į kitas vertybės, kitus tikslus, ar aš esu nepakankama, nes jie nenori man padėti, taip kaip aš matau tą pagalbą. Tai tiesiog vėl daug kažkokio tokio. Ir aš atsimenu taip ryškiai, kur aš taip sėdžiu ant grindų, guliu ten kokį Liepos rugpjūčio mėnesį, nes ten dar vienas koncertas turėjo būti Lukiškių aikštėj. Ir aš tiesiog jau nebeturiu, jeigu iš ko ten jau eit dainuoti, nebėra tos energijos vidinės. Ir aš verkiu ant to grindų, galvoju. Kaip aš čia papuoliau, aš tiesiog terapiją lankau ten jau 3 metai, jau nebeturėtų tai būti. Ir mano nervų sistema yra, pertempta visiškai, jo. Nes šiaip, žinai, atrodo, Eurovizija išsipildžiusi svajonę atlikėjai, tu grįžti tenais visos tos šviesos, skambesys, grožis, tas tarptautinė scena ir tu, atrodo, pasikrovęs turėtum grįžti. Taip. Nors iš tikrųjų suveikia labai dažnai atvirkščiai, nes iš tavęs viską paima. Gal tiesiog, žinai, aš ir dar disciplinos nelabai mokėjau tada laikytis, ta prasme, kad ten prioritizuoti savo miegą, prioritizuoti savo ten sportą, sveiką maistą ir taip toliau. Aš ten nedavalgydavau, nes reikėdavo ten suplanuoti visą social media, visus reikaliukus pačiai nufilmuoti, suplanuoti ir išleisti. Tai ten sužiūrėti kiekvieną komandos narį ir taip toliau. Ta prasme, tai aš tiesiog jaučiausi atsakinga, žinai, Lietuva ten įdavė savo... statusą, vėliavą ir sako, eik, tai aš taip, visada atsakingai kažkaip priimu viską, ką užsibrėžiu daryti ir tada mano kažkokie poreikiai tokie į antrą planą. Dabar, jeigu eičiau į Euroviziją, tai tiesiog žinau, kad aš negaliu savo sąskaitą tiek paaukoti. Ir su mano jautrumu, niekaip, tiesiog aš privalau miegoti ten bent jau 8 valandas, nes man kitaip, tiesiog aš ten, jau man vaidenas dalykai, aš suprantu, kad taip net tikriausiai nėra, bet man taip jautri viskas jaučiasi, kad aš ten tiesiog užsistresuoju ir tokia, man reikia... Tai truputį kraštutinumas, tada ne viskas matosi. O kaip apie tą discipliną?
Kaip pasikeitė tavo disciplina, ką pakeitė iš esmės, kad jaustumėsi geriau, kad tas emocinis pasaulis stabilesnis būtų? Atsitraukiau visų pirma nuo visko, bet taip drastiškai. O kaip tas atrodo atsitraukimas? Tiesiog neatrašai niekam? Ir taip. Bet man po Eurovizijos, sakau, buvo toks krešas, kur aš tiesiog pasakiau savo, kad aš taip nebegaliu. Tiesiog aš nežinau, kaip reikia, nežinau, kaip siekti savo tikslų, nes taip, kaip aš jų siekiu, jie yra destruktyvus in the end of the day. Tau konkrečiai. Taip, man, aš nežinau, kitiem žmonėm gal su netokiu jautrumu jiems viskas būtų gerai, bet su mano jautrumu aš negaliu taip savo daryti. Ir aš tada ten savo drąsos, kažkokių tikslų siekimų spaudžiu juos per tokį, kažkokį negatyvę natą. Ir man labai nepatinka, aš nemėgstu, aš nenoriu nei ten su kuo nors kovoti. Nei dar kažką. Aš turiu viduje labai daug švelnumo ir jis man patinka, kodėl aš turiu kažkaip jo vengti, ar ten jautrumą. Tai jeigu jūs nesuprantat mano komandą, mano jautrumą, tai tiesiog tada nebūkit mano komanda. Ta prasme, kažkaip pradėjau eiti tokį santykį su savim, kad tai, ką aš ten slėpiu po 1000, spinų, bet tai esu aš ir aš nebegaliu tiesiog meluoti kažkaip ir bandyti to uždengti, nes aš tiesiog visada tada meluosiu savo ir tada niekada nejausiu to jausmą, pilnatvės, nes tiesiog aš rodausi ne tuo, kuo aš esu tada. Iš esmės, laužai save lanksti kaip savaržėlė, ar ne? Kur toks atrodo, nors jinai turi turėti savo formą. Taip. Ir tas labai sunku. Ir iš tiesų, man atrodo, nėra didesnės dovanos negu komanda arba santykiai, draugai, socialinis ratas, kurie tave nepakeisti nori, o gali priimti, bet visų pirma, turbūt žmogus save iš vidaus turi priimti. O čia, taip. Bet tas kelias šiaip iki to savęs priėmimo, kiek žinau, gal nebuvo pats lengviausias irgi? Ne. O kam jis lengvas? Niekam. Manau, kad niekam, nes pirmas dalykas, mes nemėgstam keistis. Antras dalykas, mes nemėgstam matyti to, kas iš tiesų esam. O trečias dalykas, tai tiesiog tai reikalauja tokios, vidinio stoto. Aš apsisprendžiau ir dabar aš eisiu to apsisprendimo link. O tada pradeda visas pasaulis, atrodo, truputį eiti prieš tave. Tai taip grįžtant prie tavo pirminio klausimo, tai mane tik šitie vidiniai dalykai ir atvedė iki, ten Los Andželo, kad aš ten netyčiom atvažiavau ir pasijaučiau kaip namuose. Ir, netikėtai ta komanda irgi atsirado kažkaip ir atsirado ta tokia, kur ten, visos merginos kažkaip gal mes lengviau tada ir susišnekam ir jos tą mano jautrumą, tokį kažkokį švelnumą, jos tokios puoselėje. Taip, tokie, manikutė. Ko mes to galim padėti? Gerai, o kaip, nes aš kiek žinau, Los Andželas iš tiesų buvo labai tokia transformuojanti patirtis tavo gyvenime apskritai, ne tik muzikos pasaulyje ir ne tik muzikos prasme, bet ir asmenybės augimo, pojūčių, minčių, santykio su savim. Tai kaip tu ten, sakai, netyčia atsiradai, kaip atsiradai ten tas netyčia, kaip įvyko? 24 metais aš tokia buvau savo išsikėlus lūkestį, kad gal Londone kažkaip nusėsiu ir tada gyvensiu tarp Londono ir Lietuvos. Ir Londone bebūnant, buvau išsinuomus tokią studiją, ten tiesiog, šiaip, o dieve, net normaliai ten laidų nemokėjau susijungti, ten apie produsavimą normalų, tai net nėra kalbos, aišku, nėra taip, kad aš čia dabar kažką labai daryčiau, bet vis tiek ten labai toli buvo visas šitas dalykas. Ir, žodžiu, esmė yra tame, kad aš taip sėdžiu tai studijai ir gaunu skambutį. Man sako, gal tu nori sudalyvauti musicale, mes skrisim į Čikagą. Sakau, galima pakeliauti po Ameriką, nes man toks, kad muzika ar kažkokie darbai man coverintų tokie basics, o visa kita man dabar ne apie tai, man kažkaip, aš net nežinau, ką aš ten dabar noriu kurti, nes niekada to iki galo gal smarkiai neklausiau ir tokia, rašiau vis tiek viską iš tokio vidinio noro patikti ir įtikti. Tai tiesiog mano toks buvo visiškai Dora the Explorer, mūdas. Sakau, tai jeigu galima ten po to skristi iš bet kur kitur namo, tai gerai.
Sako, tai jo, nesvarbu. Sakau, gerai, tai kiek čia tos medžiagos reikia išmokti? Nu, žodžiu, ten šiaip tai buvo visai intensyvų, nes per 2 savaitės reikėjo pasiruošti ten šokiui, mano ten vienas pagrindinių vaidmenų, tai ten šokiai, muzikos 12 dainų, nu, visai buvo, kas irgi ten mano nervų sistemai, bet taip ir atsidūriau Amerikoje ir tada iš Čikagos aš skridau į San Francisco, pabuvau ten kelias dienas ir tada iš San Francisco atsidūriau Los Andžele ir aš taip atvarau į tą LA, išlipu ant tos žemės Los Andželo ir galvoju, koks keistas jausmas, atrodo, kad namo grįžau, bet galvoju, gal man čia kažkaip baidenas. Bet šitas jausmas tebelydi mane tiesiog iki dabar, kažkoks atrodo tokia sinchronizacija mano dvasios, mano kūno, mano kūrybos ir tos vietos mes tokie į vieną bendrumą taip susijungiam kažkaip. Ir tada tu neturėjai kaip ir konkrečios intencijos rasti savo komandą, su kuria ten dirbsi, jinai tiesiog atsirado. Ar tu turėjai apskritai norą bent jau kažką Los Andžele pradėti ieškoti žvalgytis? Tai aš ten atvažiavau, linkėjimai šiaip Evelinai, nes kai buvau San Franciske, aš pradėjau ieškoti, kur tam Los Andžele apsistoti ir žiūriu Airbnb kainas, galvoju, o dieve, kaip brangu, tiesiog aš ten savaitę noriu pabūti, bet tai čia tiesiog mėnesio kaina Vilniaus, žinai, nuomos. Ir prisiekiu, tiesiog tikrai taip ir buvo, kad aš sėdžiu, tiesiog galvau šitą mintį, geriu kavą tam San Francisco tokiai kavinukiai ir gaunu žinutę nuo Evelinos Anusauskaitės. Labas! Nelabai bendraujam, bet aš matau, kad tu tiesiog Amerikoje, ką tu čia veiki, ar tu, matau, kad tu atvažiuosi į LA, žiūrėjau ten, ir aš tokiai sakau, jo, tai aš už 4 dienų atvarau į LA. Sako, kaip random, sako, aišku, tu jau tikriausiai turi kur gyventi, bet jeigu neturi, tai tu gali ten pas mus, su vyru mes namą turim, tai atvaryk pas mus, jeigu nori. Ir aš tokia sakau, tai aišku, ta prasme, su kūrybiniu žmogum, šiaip, kuris ten jau Los Andžele ne vienus metus pragyvenęs, tai tiesiog aš va taip atsidūriau LA ir ten Evelina man visiškai parodė gražiausius dalykus LA, kas man atrodo dar labiau taip sustimuliavo ir susinchronizavo mano meilę Los Andželui. Ir aš atsimenu, mes turėjau Soul for Sound senai, tokį pasirodymą, koncertuką mini, ir aš ruošiuosi jam atsikėlus ryte ir, aš ten kiekvieną rytą vis užsirašinėjau, dažniausiai ryto ten puslapį savo ir aš taip rašau savo knygoje, kad, labai keista, bet sakau, man atrodo, kad aš čia kažkaip turiu pagyventi, nes, tiesiog toks jausmas. Ir ateinu į virtuvę, ten Evelina kažką gamina, visą laiką ten 3 patiekalų pusryčiai, jau kas, bet Evelinos bus visi pamaitinti žmonės. Tai ir taip sėdėmės pusryčiam ir sakau, guys, I feel like I have to live here. I don't know, it's just like that kind of feeling. Pažvengiam. Ir žinai, kažkaip po truputį dėliojas, kad kažkokiam laiko tarpui atrodo, kad tikrai veda ten. Tai va. Ir po šitos ten 10 dienų Los Andžele, tada sugrįžau ten praleisti 5 mėnesius, truputį daugiau gal. Prikalbinau savo geriausią draugę, kad jinai irgi išvažiuotų tenai. ir jo, turėjom tiesiog patį geriausią įmanomą laiką, patį geriausią bondą. Tai man atrodo, tiesiog tas laikas buvo visiškai leidžiantis man kūryboje atgimti, nes kažkaip labai tiesiog kiekvienam kampelė vis girdėjau tą pačią frazę, kad pirmoji vietoj kūrybo, tada ateis visa sėkmė paskui tave. Nes iki tol būdavo atvirkščiai tikslas būt garse? Ne tai, kad būt garse, bet tiesiog tu kuri, nes tarsi supranti, ko reikia žmonėms. O mano tiesiog pasidarė prioritetas, nes tiesiog mano aplinkoje, su kuo bendravau Los Andžele, labai daug Rick Rubin gerbėjų ir aš pati buvau
prieš išskrisdama tam ilgesniam laikui į LA perskaičius Rick Rubin knygą Creative Act, The Way of Being, ir ten vienas iš pagrindinių dalykų, nuo ko prasideda knyga, kad jisai sako, jog kūryba yra tarsi toks debesis, kuris ateina pas tave ir visa esmė yra tau tiesiog susijungti su savim, nes kuo tu labiau būsi susijungęs su savim, tuo didesnė ir galingesnė tą energiją tu galėsi priimti pas save. O šiaip tai ta kūryba jinai plaukia ir jinai gali ateiti pas mane, gali ateiti pas tave. Todėl dažnai būna, kad kažką pagalvoji, bet jeigu neįgyvendini, tai žiūrėk, kitas žmogus įgyvendino. Tai nes tiesiog čia yra, žinai, toks tarsi laukas, kažkoks energijos, kuris vaikšto. Tai LA būdama labai labai tai patyriau ir tikriausiai patyriau dėl to, kad leidau savo tiesiog nieko neforsuoti, leidau savo tiesiog. Mes su Veronika sėdėdavom ant virtuvinio stalo, ten 12 val. Nakties, valgydavom vaflius ir žvengdavom ir svajodavom tiesiog. Visiškai, tiesiog mes tiek laiko praleidom tiesiog svajodamas pačiam LA, kad man atrodo tiesiog labai daug išsigydė to tokio vidinio vaiko dalykų, kas ir atveria galų gale kūrybą ir tiesiog kūryba ne tik kaip kūryba muzikoje, bet kūryba gyvenimui, tiesiog džiaugsmą tokį, žinai. Tai tiesiog labai nekantru grįžti atgal, jau dabar su daugiau ir muzikos, žinai, kišenį, bet ir pas tą savo geriausią draugę ir man atrodo, kad jo, kažkaip tokia graži labai kombinacija, žinai, mano tas pajutimas LA, tada šita draugystė, tada tiesiog visi tie žmonės, tada ta saulė, vandenynas, tada tas buvimas nuolatinis gamtoj, jis kažkaip tiesiog labai atvedė prie daug tokio, jo, kažkokio laisvės pojūčio. Atrodo. O kaip, kalbant apie muzikos kūrybą, žinau, kad tu turi labai įdomų požiūrį apie dainas, kurios gimsta iš liūdesio ir skausmo. Nes yra sakoma muzikos meno pasaulyje, kad menininkas geriausiai kuria tada, kai kuria iš tokios, tarkim, emociškai sudėtingos situacijos. Nes viskas liejasi laisvai. Ką tu manai apie tokius kūrinius, kurie ar pati kuri iš liūdesio, ar kūrei, ar kažkas keitėsi? Kūriau, manau, kad kūriau, bet šiaip man atrodo, prigimtis yra vis tiek surasti kažkur pozityvią natą visame kame. Tai čia tiesiog mano tokia absoliučiai natūrali būsena ir irgi, kai jau save pakankamai gerai pažįstu, tai žinau, kad jeigu jau einu į tą tokį viskas užkrinta tiesiog, tai kad čia jau mano mintys ir mano kūnas signalizuoja, kad gal tiesiog eik balsėk, nežinau, tiesiog pakvėpuok, kažką paveik. Tai man atrodo, kad kiekvienas kūrėjas ieško savo kelią ir savo būdo. Aš kaip kūrėja supratau, kad man noris transformacijos tokios, kad mano liūdesys neužkrėstų žmonių liūdėti, bet kad juos užkrėstų geriau tą liūdesį paleisti ir tada vis tiek pasirinkti laisvę tiesiog su savim. Nes man atrodo ir, kaip sakyti? Priėmimą, tą tarsi tokia nevidinę. Taip, tiesiog tokį susitaikymą, kažkokį priėmimą ir leidimą savo vis tiek ieškoti ramybės ir džiaugsmo kiekvienoj dienoj, kiekvienoj akimirkoj kažkokioj. Tai jo, nes žinai, yra tas pasakymas, kur dėmesys, ten ir energija. Tai jeigu tu kurdamas muziką dedi dėmesį, tai kaip tau liūdna, tai ta energija turbūt ir keliauja į žmonės per liūdesį. Tai man atrodo, kad gali labai, užkrėsti to žmonės. Tai, nežinau, man toks pasidarė, atrodo, švelnus toks atsakomybės jausmas, kad gal, nežinau, tokie kaip Coldplay kokie koncertuose, tai atrodo žmonės, jie pasikrauna, ten išsiverkia, tai nenormaliai, bet vis tiek išeina tokie pasikrovę kažkokios meilės. Taip, kad aukščiausia ta svarbiausia nata gyvenime vis tiek būtų besąlygiška meilė ir priėmimas. Tai man norisi šito, tai aš kažkaip keliu savo tokį lūkestį ir tikslą eiti per tai.
į O pasaulį. tau nuo ko prasideda besąlygiška meilė, kaip manai? Leidimo būti Savimi? savimi visų pirma ir tada leidimo viskam aplinkui būti taip, kaip yra. Visiškas tarsi susijungimas, ar ne, su dėsniais, su aplinka, su žmonėms, su savo jausmu. Tik yra kažkoks tavo viduje signalas, ar kūno signalas, ar emocinis signalas, kurį pastebi, kaip tą momentą, kurį reikia pagauti, kad leistum būti savo su savimi ir leistum viskam būti aplinkoje. Man per tokį susierzinimą kažkokį labai išsireiškia. Ir kai jaučiu, kad aš jau ten mane trigerina kažkas, tai ar leidžiu savo būti. Ir baimės irgi. Man pradeda tiesiog veikti per mano kažkokį, man atrodo, šešėlinį tokį motyvą. Baimės yra mano labai didelis šešėlis, tai tiesiog suprantu, kad leidžia būti ir tam. Bet gerai, o kalbant apie tas baimės, kaip tu, jos kažkaip irgi tavo gyvenime transformavosi tas santykis su baime, kad jinai tavęs nestabdė, neribojo, o tapo galbūt kaip pusė, kurią tu priimdama, atsižvelgdama, galėtum netgi įgalinti paversti tą energiją, kad iš baimės kažką darant, tapi drąsus, kai tu įveiki tą baimę. Buvo toks kažkoks irgi lūžio, kažkokia situacija ar lūžio taškas didesnis? Man atrodo, kad aš labai daug dalykų iki galo nesuprasdama dariau. Ir baimė buvo mano toks motyvas įveikinėti, žinai, ir eiti, ir tada lipti tą savo Everestą. Toks variklis kažkoks. Ir kažkuriuo momentu, man atrodo, kad tas momentas, aš bent jau sausiai tai įvardinu, ta Eurovizijos momentas, kad aš tiesiog, taip, žinai, sėdėjau ant tų grindų, verkdama ir galvoju, aš nebegaliu, tiesiog man neužtenka šitos energijos. Tai iš kur tada aš imsiu tą energiją Everestam savo? Ir tada ieškojau, kaip persukti viską. Tada turėjau labai daug, žinai, tų baimių kažkaip įsivardinti savo, pamatyti jas. O padėjo kas nors tam kelyje? Ar tiesiog vienas ateini ir galvoju, dabar pagalvosiu apie savo baimę? Ne, man atrodo, kad jeigu vieną sėdėčiau ir galvočiau, tai tos baimės mane labai labai kažkaip užvaldytų. Bet turiu ir tokią mokytoją iš Plungės, kuri labai padeda su visų sąmoningumu, tai linkėjimai rytai. Ir man atrodo, draugų kažkokių sąmoningų ratas, hipnozė netrukus, man atrodo, pašildysiu vietą hipnoterapeutai, pas kurią esu buvus. Tai knygos, galų gale, žinai, podcastai, man labai patinka Joe Dispenza, kažkaip jame daug tokios tiesos atrandu ir kad čia kai jau ten tas negatyvas, kažkoks baimės beldžiasi duris, tai galiu stabdyti save ir keisti. Ir kol nesusikeičia, tol, žinai, neprasišauna nieks. Bet tos tokios savistabos, žinai, ir to tokio užknisančio darbo su savim, tai jo daug. Nes atrodo, žinai, kad jau viskas prasisprendžia ir tada ne. Dar ne. Dar yra kažkas, bet žmogus iš tikrųjų yra tas nesibaigiantis klodas, turbūt kiekvieną kartą, jeigu tik su savim pats lyginės ir tobulėji, kiek keitiesi, tarkim, tai lygindamas save su savim, tu gali be ribų keistis į kažką. Nes klausimas, ar yra pasaulyje bent vienas žmogus, kuris sakytų, viskas, aš dabar tobulas. Ne, ir man atrodo, žinai, tas tobulumas tai irgi tokia kažkokia fikcija, iškart man tai būtų toks, kur žiūrėčiau taip suspicious, kažkas čia, žinai, where's the poop? Man atrodo, kad tas tobulumas netobulume, žinai, bet gebėjimas, man atrodo, mano bent jau siekiamybė yra, kai baimės arba mano šešėlinė dalis pradeda man diktuoti sąlygas gyvenimo, tai kuo anksčiau aš sugebu tai identifikuoti ir save sustabdyti ir tada, hei, žiūrėk, čia matau tave, ką tu nori man pasakyti, okei, ačiū, bet, tau reikia prisėsti dabar, žinai.
nes ne tu čia vadas. Tai man tobulumas gyvenimo ir kažkokia ramybė ir džiaugsmas, man atrodo, yra man apie tai. Būtent. Ir atrodo, tiek daug iš tikrųjų darbo reikėjo įdėti, kad atsirastų čia, kur esi, tarkim, ir emociškai, ir karjeros prasme. Bet ar esi gyvenime, pavyzdžiui, gavus komentarų, kad tau viskas lengva? Nuolatos. Ir kaip tu reaguoji, kai tau sako, Monika, tau viskas lengva, kaip iš pypkės? Anksčiau tai labai erzindavo, galvodavau, ir žinai, ten ypač, pavyzdžiui, kokia Eurovizija, kur tiesiog žmonės nemato, kad aš ten buvo etapas, kai tas pasirengimo, kad aš ten 2 kartus nemiegau, šiaip 2 naktis. Tai ten tiesiog man atrodo, kad aš nusirausiu savo galvą. Grįžau, atsimenu, iš parenginio, nes ten šiaip taip gavus, kad aš išvažiavau ten į Barceloną, ten Intervai, dar kažką ir ten labai to tokio, kur reikėtų pagalbos, bet jos tiesiog nėra, tai tu darai viską pats vienas, žinai. Ir tada grįžau, atsimenu, namo sėdžiu, aš jau tiesiog man nebefokusuoju, tiesiog aš nefokusuoju akim. Aš net nebesprantu, ar noriu valgyti, ar nenoriu. Aš tiesiog noriu verkti. Tada sėdžiu, verkiu ant tos sofos ir noriu miegoti, bet jau man nebeina. Žinai, kaip vaikams, kur tiesiog jie tiek pervargsta, kad jau nebegali užmigti. Man toks momentas. Ir ten kažkas tokio ir buvo, kad kitą dieną, žinai, kažkas sutinku, tai čia tau žiauriai fainai, tau čia taip lengva, ten visa kita. Tau tikriausiai tiek daug žmonių tau padeda. Ir mes ten su Kamilė tokios vos besiraudamas, jau žinai, ten plaukus nuo galvos sėdim, dviese strateguodamas viską, kad jo, tai ir anksčiau ir paverk norėdavau ir tada ten norėdavau įrodyti, kad ne, ir tada pradėdavau aiškinti, žinai, tokia, vos išsitraukus labą, čia A, B, C, D, kodėl nėra man lengva. O dabar tai, nežinau, tiesiog bandau leisti irgi būti, jeigu kažkam taip atrodo. Tai gal ir lengva. Man atrodo, kad nėra labai lengva. Bet aš gal matau ir kituose žmonėse tą tokį ėjimą, žinai, į jų tikslus, į jų norus. Ir tą tokį sąmoningėjimą visame kame. Ir kai aš darau šitą darbą, kai aš mokausi, kai aš keliu savo kažkokį, žinai, norą ramybės ir švelnumo su savimi ir to gebėjimo būti besąlygiškume. Ir aš suprantu, kiek man tai, žinai, pastangų reikalauja, tai tada į visus kitus irgi taip žiūriu, kur varyk, davai, žinau, kad tai lengva. Nes labai lengva iš tikrųjų žmogų nurašyti, kad čia jam viskas atrodo ant auksinės lėkštutės padėta, nors iš tikrųjų gyvenimo istorija, ne apie tai yra pasigilinusi ją giliau. Ir tavo apskritai pradžių pradžia yra, kiek žinau, Vyšnių gatvėje. Vyšnių gatvė. 5-2. Dabar ir pakeitė. Dėl to galima sakyti, bet... Tiesiog pastebų dabar važiuoti, tokie žmonės. Bet ta Vyšnių gatvė, dažniausiai mes vaikystės namus turim kaip kažkokį nostalgijos prisiminimų vietą. O kaip tu jautiesi apie tą lokaciją prisimindama, nuo ko prasidėjo viskas iki to, kokį kelią nuėjai? Ar tai tapo kažkokiu vidinės motyvacijos priminimo savo, kiek daug pasiekiai su savo tą degančią širdimi ir sielą, kažkokiu simboliu? Tapo, man atrodo, tikrai simboliu, nes kartais pasisodinu tą mažą Moniką iš Vyšnių gatvės. Atsimenu, mes tik persikraustėm į tą Vyšnių gatvę ir senelis buvo vyšnių prisodinęs, tai aš tiesiog labai mėgdavau lipti į medžius ir įsivaizduoti, kad aš ten turiu namelį medyje. Tai sėdėdavau tam medį po 2 valandas ir ten irgi kažką svajodavau. Tai atsimenu, kad, žinai, gyvendama pakankamai mažą miestelį, savo tam rate, tai man jau mano svajonės jos atrodė tiesiog neįmanomos. Kad aš tiesiog turėsiu ten vadybą iš Los Andželo. Tarsi, nejuokau, ką tu čia šneki.
mano atrodė, žinai, svajonės, kad aš išvažiuosiu į Vilnių. Ir va, čia taip jau wow bus. Bet čia manai aplinkos įtaka tam svajonių dydžiui labiausiai, nes tu tiesiog nesimatęs, kaip gali būti. Tikrai taip. Bet Beyoncé vis tiek žiūrėdavai, klausydavai. Tai žiūrėdavau, klausydavau, bet man atrodė taip toli, kad tiesiog toks truputį gal, net negyvas žmogus. Nors menu, kad tai yra tiesiog kažkoks svajonių iliuzija kažkokia, žinai. Net neįmanoma tarsi asocijuoti, nes taip toli. Ne, tiesiog tai yra antiek toli, kad neįmanoma. Ir manau, kad tiesiog, kai tai yra taip toli, tai mums daugeliu ir yra sunku, žinai, įsivaizduoti, kad mes galim paimti ir sugalvoti, tiesiog smegenys mūsų labai imlios. Mes kai užduodam, žinai, jauseną, čia pagal daugelį, man atrodo, metodikų, bet čia Joe Dispenza gal garsiausiai apie tai šiuo momentu šnekantis, kad manifestacija yra tiesiog jausenos sukūrimas, kad aš jau tai turiu, kad aš jau tame gyvenu. Ir tai jausena mūsų smegenims užduoda, žinai, toną surasti būdų tai pasiekti. Tai tiesiog, kai nėra jausmo, kai aš niekada neišjaučiau pilnai tų kažkokių savo svajonių tuo momentu, tai ir atrodė kažkaip labai labai toli, o dabar tiesiog yra kitaip, nes, žinai... Nauja realybė tarsi, toks pasijungi tarsi į tą energiją, kurioje atsiranda visa ir kūryba, ir galimybės. O tas buvimas labai žinomų žmogum, nuo mažos mergaitės nedidelėme miestelėje, pati transformacija iki to, kad tu eidama mieste kiekvienas žmogus pažįsta. Praktiškai jinai lengva tau buvo, kaip vyko viskas, nes per vieną naktį iš esmės neatsitiko, bet per laiką, tai tas ir prisitaikymas prie žinomumo augimo, emocinis toksai, jisai irgi buvo nuoseklus. Ar buvo tau kažkas sunku? Man būna sunku, ypač tais momentais, kai yra tas karjeros pikas, bet gal dėl to, kad tiesiog niekada dar kol kas tikiu, kad labai daug kas pasikeitė ir dabar bus visiškai kitaip, bet iki šiol mano patirtis su didžiausiu mano žinomumu sieja mano nervų sistema su tokiu labai dideliu spaudimu ir lindimu man ten, žinai, į mano super didelius asmeniškumus ir aš tiesiog mane tai labai kažkaip jautriai veikdavo ir aš tada tiesiog norėdavau atsitraukti. Nes žinomumas, kaip iš esmės, tai niekada nebuvo mano kažkoks noras. Tiesiog man labai patiko dainuoti, žinai, ir siekti savo tikslų. Aš tokia, kur esu orientuota šiaip į tikslą, man fainai yra sugalvoti kažką neįgyvendinamo ir tada surasti būdų, kaip tai įgyvendinti. Bet žinomumas tiesiog tokia pasiekmė, kuri eina šalia, žinai, visko, kas vyksta su manim. Tai ar tiesa, kad garsenybės, žinomi žmonės, kai nešioja akinius nuo saulės, tai jie yra tarsi kaip barjeras, toksai filtras truputį nuo visuomenės. Manau, kad taip. Aš būna, kad nešioju akinius nuo saulės, nes tiesiog man emociškai toks jausmas, kad tu jis vis tiek kažkur truputį toliau, nes kartais, žinai, jie visada yra toliau. Man, ten yra keletas žmonių, kurie pažįsta mane tiek, kiek kad taip iki kaulo, žinai, gelmės. Manau, kad kokias 3 mano draugės, nedaugiau. Ir čia dar klausimas, nesakyčiau, kad 1,5 gal daug, taip, iš esmės. Bet žinai, tiem žmonėm, kadangi social media egzistuoja, kadangi egzistuoja šiaip medija iš esmės, tai jiems atrodo, kad jie yra labai arti tavęs, kad jie kažkur, jie žino. Ir jie gali prieiti bet kada pakalbinti, bet kada tu realiai iš esmės niekada neini vienas pasivaikščioti, netgi galima taip sakyti. Taip. Ir tai yra viskas fainai su to, kai tu ten, žinai, esi save aprūpinęs pilnai, tai ten gerai pamiegojęs, pavalgęs, žinai, kai tiesiog tokia ramybės stadija, žinai, kai harmonizacija įvykus tavo viduje klikas. Bet, žinai, kartais būna, kad nėra taip ir tada jie tau ten eina ir kažką pasakoja, kur
žinai, tu nori verkti, o jie tau, gal galim nusifotkinti. Galim, aišku, žinai, bet aš tiesiog noriu pamiegoti, noriu, kad manęs kas nors apkabintų šiandien, žinai, o ne... Kad kažką duotų labiau negu imtų, nes visą laiką tas atrodo, kad žinoma žmogus tai nėra barjero jo erdviai. Taip. Ir taip visuomenė šiaip yra įsitikinusi, kad žinomumo kaina ir yra tokia, tai tu ją ir mokėjai. Man atrodo, yra tas toks gajus dar mąstymo modelis. Taip, bet šitas toks irgi, kur, aišku, gal ten čia nuo žmogaus sąmoningumo labai daug kas priklauso, tikrai mažai mano tarpe, mano tokių gerbėjų, man atrodo, kažkaip jie vis tiek pagal mano užduodamą toną ir matyt mano muziką mėgsta. Tai tokių, kur visai ten tavo ribas testuotų, tai mažai tokių, bet tikrai atsiranda. Ir tada galvoju, kas dedas jūsų galvoje. Ta prasme, kaip jūs smarkiai neužsipildė savęs, kad vat, tos empatijos jos labai mažai, kažkoks toks atėjimas, ten vėmimas, pavyzdžiui, tau nelabai tinka ten tokie plaukai, šitos kelnės, ten, man lankščiau labiau patiko tavo muzika. Tiesiog iš vis kaip pasakyti tokį komentarą, žinai. Bet o kas tavo viduje tuo metu vyksta, nes tu kaip ir susilaikai, nepasakydama, kad nieks ačiū labai už nuomonę, man jinai neaktuali. Ar tai kažkaip lieka viduje ir sėsta kaip dulkės kažkokios, kurias po to jau reikia gausiai nupūsti? Mano atveju tai kaip dulkė, žinai, nes aš tiesiog taip kažką ten palinksi dažniausiai. Būna, kad kartais atšaunu, nėra taip, kad aš jau visiškai tokia, žinai, ten... Bet vis tiek, tai kažkaip lieka mano viduj toks, kur gal likdavo. Dabar tai kažkaip, žinai, tiesiog gal su tos sąmoningumo mokymusi intensyviu pastaruosius ten keletą metų, tai atėjo, žinai, ir toks supratimas, kad aš nieko neišmokysiu, nieks nieko manęs neišmokys. Aš tik pati save galiu išmokyti. Kitas žmogus irgi gali save išmokyti, žinai, dalykų, empatijos, suvokimo apie pasaulį, matymo, rinkimuose, ramybės, grožio ir visą kitą. Tai tiesiog jis mato, nežinau, puodelį aš matau, žinai, paveikslą, nes aš nusisukus. Mato, arba, žinai, kaip yra tas pasakymas, kad mato iš kito aukšto. Jeigu vienas žmogus yra dangoraižio 10 aukšte, o kitas 30, negali pykti ant to, kuris yra žemiau, kad jis nemato tavo perspektyvos. Taip. Nes tiesiog vienas mato medžio viršūnės, kitas mato miesto struktūrą. Taip. Ir tai, kad jūs esate tokioje skirtingoje vietoje, nieko nepakeis, neigiamas požiūris, reikia tiesiog, kaip ir tu sakei, leisti tam būti, priimti tą žmogų. Ir tik iš vidinio noro turbūt ateina mokytojai tam pokyčio procesui. Nes vis tiek aš dar labai kuo tikiu, kad mes kaip žmonės esam sukurti būti visuomeniai, bendruomenėse vieni kitiems. Ir kaip pirmai kalbėjom, ir tikrai tavo labai teisinga išvalga, pats vienas, jeigu įsisuktum į savo baimės, į savo mintis, net ir suvokdamas, kad reikia kažką keisti, iš to išlipti labai sunku, jeigu tu neturi įrankių. Nes kažkas kitas tos įrankius mokės ir jis tau gali 10 kartų greičiau pasakyti arba padėti išvesti, ar ne, iš to tam tikrų būsenų. Tai... Ir šitai, ir man atrodo, tada tiesiog dar irgi svarbus momentas, tos įrankius gavus kažkaip eiti per savo patirtis. Žinai, neužsiblokuot, dabar nepatirti, nes kad teoriškai mes žinom daug dalykų, tai yra viena. Man atrodo, kad aš irgi tokios daug teorijos per pastaruosius metus rinkau. Dabar man jau yra toks etapas, kur žinau, kad suklysiu, čia it's a fact, ir leidžiu savo suklysti, bet reikia eiti patirti. Taip. Nes be patyrimo per vis tiek save, taip iki galo nesuklikins tą informaciją, žinai, kad ir ką aš ten be išmokau, be paskaičiau ir taip toliau, tai tiesiog, man atrodo, tas vidinis tikras žinojimas ir ateina, kai mes einam į tą gyvenimą ir tada vėl mums reikia kitų žmonių, žinai, mes negalim patys vieni kažkaip būtame. Tai va. O keitėsi žmonės tau besikeičiant, tavo emociniam pasauliui transformuojantis ir sąmoningumui augant, ar keitėsi tie kertiniai žmonės arba tos artimiausios draugės, kaip tu sakai, kaip žmonės šalia tavęs?
emociškai turiu galvoj, kažkokia transformacija šalia jų vyko, nes turbūt, žinai, kokias skleidė energija tokia šalia turėtų ir būti panašia. Taip. Ar labiau tiesiog žmonės ne tiek patys kaip asmenybės keitėsi, bet kaip individai keitėsi, nauji žmonės atėjo, seni atsitraukė? Mano toks esminis pokytis, tai jau gan seniai yra draugų tarpe įvykęs, tai dabar jų tiesiog prisideda vis po kokį vieną kitą. Tai jis gal kažkokia mini rotacija įvyko, bet iš esmės tai tokias mano ašinės, tokias pagrindinės draugės, tai jau senas toks ratas. Ir nežinau, manau, kad mes taip visos augam, žinai, visos taip einam į tą ir savo kažkokį moteriškumą, iš to tokio vidinio vaiko suvokimų, klajonių ir taip toliau. Tai yra buvę tokių situacijų, kad reikia, pavyzdžiui, mylimam, brangiam žmogui pasakyti tam tikras savo tiesas ir gerai paieškoti kelio, kaip pasakyti, kad būtų ta informacija išgirsta, o neatmesta, vietoj to, kad tu teigi savo tiesą, bet ieškai būdų, kaip tą tiesą jam pasakyti, kad jam būtų geriau nuo tų minčių, kurias nori pasidalinti. Tikrai taip. Aš bet iš esmės tai mane tai privedė prie išvados, kad kol manęs neklausia, tol geriau ir nesidalint. Nes kai paklaus, man atrodo, kad kai informacija turi pasiekti žmogų, jo pačio viduje turi sukirbėti iš noras žinojimo. Ir tada ramybės būsena, jinai savaime bus mano viduj ir tas švelnumas kažkoks ir ta meilė ir ten visada rasiu būdų, kaip pasakyti kažką, kuo norėčiau pasidalinti, žinai, su to žmogum. Bet aš labai mokiausi to tokio, kur man nereikia, gali būti, kad aš ten žinau tai, ką reikia tam žmogui išmokti ir aš matau ten jo kaip galėtų gyventi geriau. Taip, kaip galėtų gyventi geriau, bet ir pati iš savęs žinau, kad mane labai trigerina ir labai nemėgstu, kai man pradeda vadovauti ar kažką aiškinti. Aš labai mėgstu surasti savo tiesą pati ir tada, ten aišku, mano aplinkoje, taip žinai, man atrodo ir sutapo, kad mano dvi geriausios draugės yra ožiaragiai. Tai tiesiog neverta šitiems ragiukams, žinai, kažko sakyti, kol jie patys nesupranta, nes jie iš esmės, tai, žinai, dar tokios sąmoningos tos mano draugės, tai jos ir pačios labai daug tiesos jaučia ir žinai, ir man dažnai sako tai, ko aš nenoriu priimti ir tada, žinai, tas kažkoks špagavimas jis ir vyksta, bet kažkaip tiesiog galų gale, man atrodo, kai leidi viskam būti, vėl, žinai, grįžtam prie tos esminės tezės, tai tiesiog tada ir gali kalbėti iš tos tokios, žinai, besąlygiško, žinai, klausimo, meilės ir visa kita. Tada ir man, žinai, pradeda darytis įdomu, kai man nebruka kažkokios informacijos, bet ir tam kitam žmogui, man atrodo, bet kuriam žmogui pasidaro, žinai, įdomu, kai tiesiog tu savo pavyzdžių. Savo ramybę kažkokią vidinę, savo, žinai, radimu, šviesos, ėjimu į savo tikslus, kai jie taip tiesiog kažkaip dėliojas, tai džiaugsmu kažkokiu savo vidiniu. Kai tu tiesiog savo pavyzdžių esi, tai visi, kas norės, ateis tavęs ir paklaus. Tai man atrodo, kad šitą pamoką išmokau, kad net ne tai, kaip čia man dabar surasti būdą, kaip pasakyti, o kaip surasti kantrybės, išlaukti, kada tas žmogus ateis paklausti. Tai nesurast būdą, kaip pasakyti, o išlaukti laiko, kada paklaus. Nes čia vėlgi yra viskas apie mane, žinai, aš noriu pasakyti. Aš noriu, kad tau būtų geriau. Bet čia aš matau kažkokią perspektyvą iš savo prizmės.
tas žmogus, kai jis norės, kad jam būtų geriau, jis tikrai ieškos būdų, kad būtų geriau. Ar tu kada nors gyvenime, kai tau tikrai buvo šikna ir kai tu tiesiog sėdėjai ir ten, žinai, viduj nusprendėjai, priėmėjai tą atsakomybę už tai, kad blema, žiauri kažkaip lievai, tiesiog man nebepatinka. Taip. Ar tu tikrai nebuvo taip, kad tiesiog atsivėrėjai viskam aplinkui ir nepradėjai ieškoti, žinai. Tai man atrodo, kad čia visų esmė labai sunkiai šito, man atrodo, mokaus vis dar, nes toks atrodo, kad, žinai, aš viską gal geriau biškai žinau. Bet žinai, ką dar supratau? Man šitas momentas, kad aš žinau geriau ir padėsiu dabar tam, padėsiu tanam, tai ateina iš baimės, kad man reikia į savo dar šešėlį pasižiūrėti kažkokį, žinai. Noriu, man viskas gerai, žinai. Ne, pažiūrėk dar, bet ten galima patvarkyti, dar ten patvarkyti. Ir jo, tai toks irgi įdomus tas toks balansavimas tarp visko. Aš dabar, tu žinai, kalbė ir man toks viduje jausmas yra apie koks iš tikrųjų yra užpildantis tas jausmas, kai tu tiesiog esi apie save, bet ne savanaudišką potekstę, o apie tai, kad tas pasaulis, viskas, kas yra aplinkui, yra kitų žmonių reikalai, į jų gyvenimą, jų istorijos savęs neužkrauti ir tiesiog žiūrėti kiekvieną situaciją, kaip tu reaguoji į tai, kas nutinka, kaip tu tame jautiesi, kaip tu tą gali priimti, ko tu gali iš to išmokti ir tiesiog arba kaip tu gali tiesiog tuo pasidžiaugti, kad to džiaugsmo daugėtų dvigubai. O ne kažkokia nuolatinė kova, tarsi ar norėjimą kažką įrodyti ir daryti ir stengtis ir pušint versti. Man atrodo, kad mūsų vidinė ramybė iš esmės subalansuoja, visų pirma, tai savo kokybiško gyvenimo tu atveri, žinai, bet ta vidinė ramybė, jinai gali padėti nusiraminti tam, kam šiandien reikia tos ramybės, žinai. Ir tada tu neeikvoji savo ten gyvybinę energiją galvodama, kaip čia tiesiog tą žmogų išgelbėt, bet man atrodo, vidinė ramybė, jinai, kai tu koncentruojasi būtent į šitą jausmą, žinai, jos yra be ribos, žinai. Ir tada tiesiog gali ir kitam duoti, neskaičiuojant. Tai dabar, pavyzdžiui, per visą savo istoriją iki šios dienos, kur anksčiau kitų žmonių projekcijos kažkokią įtaką darydavo tau. Dabar toks jausmas, kad nebeturi poveikio. Ar dar vis būna? Manau, kad visada reikia, žinai, vis tiek tokio įsitikrinti, ne? Įsiaišinimo. Nes manau, kad, žinai, aš žmogus, tai mane vis tiek veikia aplinka ir man atrodo, kad natūralu, kad jinai mane veikia. Bet aš visada žinau, kad galiu grįžti tą viduj ramybės jausmą ir eiti iš ten į pasaulį, eiti ten į savo tikslus, eiti iš ten kurti santykius, žinai, ten nuo romantinių iki darbo, iki draugysčių, iki bet kokio santykio. Tai tiesiog kažkaip gera, kai žinau, kur mano tikri namai. O kur? Tai va, ten viduje. Kažkur jo viduje. Tai ašyje, tam stuburė tokiam, kas iš tikrųjų. Čia, šiaip pasakyčiau, vienas aukščiausių sąmoningumo lygių, kokį gali žmogus pasiekti, šitą būseną bent kartą pajausti ir paskui tu kartą bent pajautęs gali nuolat grįžti. Tai nes jau tu žinai, kaip jaučiasi. Toksai gaunasi, kad savo tos smegenų neuronus transformuoja ir po truputį mokai vis daugiau tame būti. Ir labai iš tikrųjų gera kalbėti su žmogum, kuris atėjo į tą per sunkų kelią, per lengvesnius momentus, per sunkesnius. Bet, žinai, ne kažkur tamsoj likus, atėjo vis tik ta šviesa. Ir labai net bendravimus tam labai viskas jaučiasi, kad atrodo kiekvienas žodis jis toks lengvas ir tikras. Tai net nebejoju, kad žmonės ir tavo muziką klausydami, nesvarbu, kad ir kaip seniai rašytos tos dainos, kai kurios buvo, vis tiek tu dabar perleidi per savo dabartinį filtrą ir būseną ir kad tos dainos gydo, netgi sielas, galima taip pasakyti. Nors aš kiek žinau, tu anksčiau svajojai būti gydytoja, ar bandei bent jau, ar ne kažkaip tavo prasidėjo, bet
Bet vis tiek tas kelias buvo transformavosi į kitokį būdą, nes Taip. talentas tiesiog kaip lakštingala negali nečiulbėti. Galų gale. Tai dabar žiūrinti vis tavo šitą kelionę ir tą gerą jausmą, atrodo, taip norisi žmonėm perteikti. Gal tu turi kokią auksinę savo mintį arba muziką, kažkokią kūrinį, kad ir kito atlikėjo, kuris yra tavo saugi vieta ir mintis, kuri tave vis daugiau ir daugiau kartų gali nuraminti arba yra nuraminusi per laiką, kad galėtų, žinai, bent tą mažą tokį, kuo labiau sumažinti slenkstį žmogui peržengimui į savęs paieškas ir saviugdą, į sąmoningumą. Tai gal yra tokie maži perliukai, kur tau labai pasitarnavo? Žinok, mano geriausia muzika yra gamtoj, kuri mane moko tos kažkokios jungties su savim, tokia ašim savo. Meditatyvi muzika, bet iš esmės tai tyla, kaip bebūtų keista. Tyla mane geriausiai kažkaip pakrauna. Ir tada, atrodo, galiu jau eiti, žinai, į tokį garsą kažkokį. Ir daug yra muzikos, kurios aš galų gale klausau, kuri vis tiek man kažką, žinai, ten reiškia ir visa kita, bet kad kažkokia tokia vieno kūrinio, tai visiškai ne. O atlikėjas gal bent tada yra, kur sakytum, kad va čia yra ir tas meditacijos, ir to gylio, ir tos ramybės. Aš nežinau, kaip tarės ta grupė, bet aš dažnai visai klausau Aware. Net pavadinimas grupės toks. Taip. Being Aware. Čia paklausau ir RyX. Ir man dabar visai neseniai žiūrėjau jo intervą, tai kažkaip labai atrodo, kad jis irgi toks radęs savo ramybės tokį tašką. Ir jisai... Man labai patiko jo mintis, kad kelios mintis labai įstrigo iš to interviu, kad jis iš pradžių sakė, kad disciplina mus veda į laisvę, bet po to jis pakeitė, kad, sako, disciplina turi tokį visai negatyvų, žinai, energetinį foną. Jis sako, atsidavimas 100% mus veda irgi į laisvę, žinai. Tai jeigu aš atsiduodu pilnai kūrybai, tai aš visada turėsiu jėgų ten, žinai, parašyti ne 3 posmelius, o 12, nes to reikia kūrybai, žinai. O ne, tai nėra, aš rašau dabar čia dėl savęs. Ne, aš rašau, leidžiu per save tą kūrybinę kažkokią energiją. Tai vat, man šitai kažkaip labai užsifiksavo ir dar užsifiksavo tai, kad gamtoj, žinai, yra tas cikliškumas ir kartais mes turim paleist, nežinau, ten gaisras koks nors, jisai irgi viskas sudegna, žinai, tai tas toks... kažkaip atrodytų gal negatyvios tokios formos išraiška, žinai, tokie destruktyvi, ten ugnis, ugnikalniai, žemės drebėjimas, jisai turi naikinimo kažkokie motyvą, bet iš esmės tai tas sunaikinimas mus atveda į naują pradžią. Tai kartais mums reikia sunaikinti tam, kad mes pradėtumėm kažką iš naujo. Tai aš labai taip irgi jaučiausi tais tarp 23 ir 26 metų, tokiam, kur dega laužai, žinai, ir daug tokio destruktyvios būsenos many buvo paleidimo prasme, daug tokio, žinai, labai daug gražių akimirkų faktas, žinai, bet ir tuo pačiu, kad tai tos gražios akimirkos man leisdavo padaryti vietos, kad turėčiau kur ten išsiverkti, išsiaiškinti, žinai, tas savo galų gale baimės kažkokias ar... įsitikinimus, kurie mane ten riboja, stabdo, žinai, kažkokį, nežinau, ir tokią pykčio turėjau savy, tokį užspaustą kažkokią, tai, žinai, bet už to pykčio, tai ten, žinai, slepias liūdesys. Nuoskaudos kažkokios. Taip. Tai dabar žmogui einančiam, gal sakykime, tik pirmų žingsnių sąmoningumo keliu, ko palinkėtum? Nepasiduoti tiesiog. Ir pusiaukeliai, nei pradžioj, nei pusiaukelė, nei jau prieš pat finišą. Tiesiog nepasiduoti ir tokios vidinės drąsos, kažkokios vidinės ramybės, vidinio žinojimo, kad jeigu pasiryžo, kad ten yra kažkur šalia, jau visai netoli tas ramybės būsena pačiam su savim ir ten yra
tokia tikroji ugnis, tikroji drąsa, tikroji ta meilė. Ir kad tas žmogus yra viso to vertas. Ir aš gal galėčiau pridėti, kad nebūtinai eit vienam, ar ne, kad tos pagalbos nebijoti ieškoti. Ir dar, kaip minėjai, praleisti laiko gamto. Tikrai taip. Nes gamta magiškai krauna. Tai ačiū tau labai už tą gražų pokalbį. Man atrodo, tikrai mūsų žiūrovai pajaus tavo švelnę, tyrą ir meilės pilną energiją. Ir aš dar kalbant apie meilę, turiu va šitą tokią raudoną dovaną su meilė nuo visos Heroin Alone komandos. Čia yra mūsų sukurti produktai. Tai tikiuosi, kad per 2 pagrindinius tokius dienos momentus, kada viskas prasideda ir baigėsi, tai ryte duše ir vakare duše, Heroin Alone bus šalia tavęs ir... Jau yra. Jau yra. Tai čia bus papildymas. Papildymas į Los Andželą vešiuosi. Ačiū tau labai už pokalbį.